Kaip galvoji, ar kas nors pasikeistų tavo gyvenime, jeigu nuoširdžiai prisipažintum, kiek dalykų apie save slepi nuo kitų? Savo norus, emocijas, savijautą. Ir visai ne todėl, kad jie blogi, o todėl, kad kažkada išmokai pavojinga ir skauda būti atviru, tikru, būti savimi. Ir tada tavo vertė tavo paties akimis tapo nevertinga. Kiek esi vertingų, pradėjai matuoti kitų žmonių nuomonę apie tave, remdamasi jų žodžiais ar reakcija, elgesiu su tavimi. Ir taip, šiandieninės kavos prasme tema – pažeista savivertė. Kalbėsiu apie ją ne kaip apie diagnozę, nes ji nėra liga ar sutrikimas. Ne kaip apie charakterio savybę ir ne apie tai, kiek mes mylim ar nemylim save. Šiandien prie šios jautrios temos prisiliesiu dalindamasi savo terapinio darbo patirtimi šioje temoje. Labai dažnai žmonės su pažeista ir visai nesvarbu per aukšta ar per žema, pažeista savivertė veikia taip, lyg kažkada dar vaikystėje būtų sudaręs slaptą, sąmoningai neįsivardintą sutartį su pasauliu, kurios pagrindinis punktas – slėpti save tikrą, prisitaikyti, atitikti arba įrodyti, nugalėti, sublizgėti. Tai sutartis, kuri nulėmė pasirinkimus, siekius, karjerą, santykius. Žinoma, sąmoningai žmonės apie tą sutartį net negalvoja. Tiesiog gyvena su ja. Priima sprendimus, renkasi partnerius, vienaip ar kitaip elgiasi darbe, šeimoje ar su draugais. Net poilsio būdus renkasi pagal tai, ko jaučiasi verti. Iš tikrųjų, tai giliai viduje įsirašiusi nuostata. Aš būsiu toks, o jūs tada mane priimsite. Aš elgsiuosi taip, o jūs manęs neatstumsite tada. Nežeminsite, nesijuoksite iš manęs. Aš būsiu tylus, nekeliantis problemų, patogus. Arba priešingai, stiprus, galingas, naudingas, viską sukontroliuojantis. Ir tada bus saugu. Ir jeigu dabar klausai ir galvoji, keistai skamba, labai tikėtina, kad ir tu turi savo sutartį. Kiekvienas turim savo sutartį. Jos skirtingos. Tik jų pasiekmė yra visų vienoda, ta pati. Tai yra pažeista savivertė. Tad pirmas mažas žingsnelis ilgoje kelionėje link tikresnio savęs būtų atpažinti, kas mano gyvenime vyko tada, kai sudariau tą slaptą sutartį su pasauliu, pagal kurią iki šiol gyvenu. Ir priimti, kad tai ir yra mano gyvenimas. Negailėtis, nesmerkti, negėdytis, nekaltinti. Tiesiog priimti. Tai yra mano gyvenimas. Kaipgi tos sutartys susiformuoja? Jos gimsta ten, kur vaikas labai anksti supranta, kad priėmimas, ryšys, meilė, saugumas nėra savaime suprantami dalykai. Nebūtinai todėl, kad tėvai buvo blogi. Labai dažnai todėl, kad jie patys buvo pavargę, traumuoti su savo skausmais ir galėjo jausti jūs save ir atliepti lygiai tiek, kiek patys mokėjo. Bet vaikasgi to nesupranta. Jis tuomet padaro vieną labai svarbią išvadą. Su manim kažkas ne taip.
Aš negaliu būti toks, koks esu. Turiu kažkokiu kitokiu tapti. Ir iš to menkumo, gėdos, baimės būti atstumtam, nubaustam, nuvertintam, nepritampančiam, prasideda kūrybinis prisitaikymas. Labai svarbus ir labai reikalingas išgyvenimui. Tokiu būdu vienas vaikas prisitaiko ir tampa tyliu, geru, paklusniu, draugišku. Kitas labai savarankišku, atsakingu, viską mokančiu ir daug pasiekiančiu. Trečias linksmuolis juokdarys, kuris visada su šypsena ir visada spinduliuojantis gerą nuotaiką ir besijaučiantis, kaip jis pats sako, puikiai. Ketvirtas pasiaukojantis gelbėtojas, randantis laiko visiems, kas tik tai, ko jo be paprašytų. Penktas galbūt nematomas, negirdimas, nieko niekada neprašantis ir viską bandantis nuslėpti nuo savęs ir suprognozuoti į priekį, kad galėtų sukontroliuoti. Ir tai dažnai vadiname charakteriu, o aš vadinu išlikimo strategijomis. Ir jos veikia, jos tikrai veikia, nes padėjo tada išgyventi. Bet dabar, kai jau užaugome, tai, kas kažkada gelbėjo, atsisuka prieš mus. Ir mums vėl skauda taip būti. Nes visi norime būti priimti, matomi, gauti palaikymą, išlikti vertingi, net jeigu suklystame. Ir viso to pasiekti ne kažkokiu savo elgesiu, ne nusipelnyti, o tiesiog gauti vien dėl to, kad esu. Ir kaip kita sutartis atrodo dabar, suaugusio žmogaus gyvenime. Kviečiu truputėlį stabtelti ir paklausti savęs, ką aš dabar darau, kad būčiau vertas būti su kažkuo ar kažkur. Įsivardink ir pažiūrėk, ar tik nebus tai tavo sutarties kertiniai punktai. Koksgi svarbiausias vaidmuo jame įrašytas? Kokiu turiu būti, kad būčiau vertas būti? Galbūt per daug stengiesi darbe, nes turi viską sukontroliuoti, viską žinoti, nedaryti klaidų, visiems patikti. Nes klaida tau nėra tik klaida. Ji tampa aš pats esu klaida, esu niekas. Susimoviau, kaip tai galėjau, kokia gėda. O gal bijai užkalbinti žmonės pirmas, pradėti pokalbį, nes nežinai, ką kalbėti. Nejaukiai jautiesi su mažai pažįstamais, jautiesi neįdomus nei savo, nei kitams, tai kągi aš galiu kalbėti. Galbūt sunku brėžti ribas, nesakai ne, nes turiugi būti geras, padedantis, prisiimti vis daugiau ir daugiau, net nebežiūrinti tai, kad nebegaliu tiek panešti. O gal bijai konfliktų ir tyliai kenti dėl šventos ramybės. Bijai parodyti, kad tau kažko reikia, kad ir tu kažko nori, nes kažko savo prašo tik egoistai. O gal viską laikai savyje, nes turi atitikti tą idealų save, būti stipriu, nerodyti emocijų, neišsipasakoti, kai sunku, kad netaptum kažkam našta, kad kažkas neduok Dieve nepagalvotų, kad ir tau būna sunku.
Užtat, kai žmonės sako, toks jau aš esu ir toks jau mano charakteris ir nieko čia nepadarysi, aš matau giliai įsitvirtinusią nuostatą, kad tik tada, kai būsiu toks kažkoks, būsiu priimtas, svarbus, matomas, reikalingas. Ir ką? Tokiu būdu prarandame patį svarbiausią dalyką - laisvę. Laisvę rinktis. Ir gyvenimas tampa jau nebe mano pasirinkimų, o išgyvenimo strategijos tęsiniu. Iš išorės viso to nesimato. Galim žiūrėti ir matyti sėkmingą žmogų, atsakingą, stiprų, draugišką, padedantį, o jo viduje nuolatinė įtampa iš pastangų atitikti tai, ką tiek metų iš savęs lipdžiau. O kokią naudą duoda ta sutartis, kad žmogus per gyvenimą laikosi juos įsikibęs? Atsakymas paprastas, ji iš tikrųjų naudinga. Kad ir skausmingu, bet įprastu mums būdu mes pasiekėm savo naudos, tai yra priklausimo jausmą, prognozuojamumą, kontrolės iliuziją, jausmą, kad kažką darau, jog būčiau matomu, svarbiu, mylimu, reikalingu. Tai yra suteikia mums prasmę. Ir žinoma, labai dažnai tai padeda pasiekti rezultatų darbe, karjeros aukštumų, turėti partnerį, šeimą, socialinį pripažinimą. Todėl iš tikrųjų sunku tų sutarčių atsisakyti. Jos į kraują įsigėręs tavo būdas būti ryšyje su pasauliu, su tuo, kas tau svarbu. Ir kai aš žmonių klausiu, o kas būtų, jei pradėtum daugiau remti savimi ir leistum savo būti labiau tikrų santykiuose, žmonės dažniausiai pajaučia baimę. Atsisakyti to, kas iš tikrųjų iki šiol mus saugojo, yra baisu, nes nežinau, kaip tai bus. Ir tada terapijoje ieškome resursų, tų vidinių galimybių, kad patikėtum savimi ir leistum savo keistis. Išbūti su ta baime būna lengviau, kai suvokiame, kokią kainą už tai sumokame. Taip, kiekviena sutartis turi savo kainą. Dažniausiai pirmas pavargsta kūnas. Psichosomatiniai skausmai, pastovi įtampa ir emociniai, impulsyvūs protrūkiai, kai kūnas nebeatlaiko tos įtampos, nemiga, nuovargis, depresija. Tada atsiranda emocinis atitrūkimas toks nuo savęs. Nebesuprantu, ko noriu. Kas man svarbu? Niekas nebedžiugina, bet ir nebeskaudina. Kažkokia apatija. Arba atvirkščiai. Daug verkiu. Esu nepaprastai jautri ir greitai įsižeidžianti. O tada dingsta prasmė ir vėl grįžta tas pats klausimas, kaip kažkada senai vaikystėje. Kas su manimi ne taip? Kodėl aš nesijaučiu laimingu, nors atrodo viską turiu? Kas nutiko, kad mano gyvenime nėra džiaugsmo? Ar tikrai tai ir yra mano gyvenimas? Kokiagi jo prasmė? O gal tik gyvenu, nes reikia laikytis, išgyventi, negalima pasiduoti, o viduje darosi vis tuščiau, nes per ilgai gyveni
pagal tą sutartį pasirašytą nesąmoningai, iš bejėgystės, iš nežinojimo, ką daryti, kad būtų lengviau. Tuo labiau, kad dabar jau iš tikrųjų užaugai ir matai daugiau pasaulio, matai, jog kiti gyvena kitaip. Vadinasi, galima ir tau gyventi kitaip. Ir tai gali būti labai svarbus antras taškas, kuriame galima sustoti. Aš taip nebenoriu. Aš jau užaugau ir dabar nebe iš bejėgystės, o sąmoningai apsisprendžiu rašytis naują sutartį. Tik noriu šitoje vietoje pasakyti labai atsakingai ir aiškiai. Mes negalime taip vienu ypu imti ir lyg niekur nieko atsisakyti tos sutarties. Savivertė susiformavo santykyje ir keistis galime taip pat tik santykyje. Per terapiją, per saugius ryšius, per naują patirtį, po truputį įsitikinant, kad galiu būti daugiau atviras, daugiau tikras, nuoširdus ir nieko blogo neatsitiks. O kai ką tikrai gali daryti ir savarankiškai. Pirmiausia, pradėti save pastebėti. Pastebėti, kada įsijungia tas tavo įprastas tau senas vaidmuo. Kada sakai taip, nors viduje atrodo viskas užsigniaužia, kad ne. Kada pasirenki kažką daryti iš baimės, o ne dėl to, kad tu to nori. Kai atrandi, kadagi tu būni laimingu be šito vaidmens ir labai geranoriškai savo, mažais žingsneliais bandyti tuos kitus pasirinkimus nei iki šiol. Ir tai yra lėtas procesas, bet jis tikras ir tikrai labai gydantis. O atsisveikindama palieku tave su labai paprastu ir tuo pačiu labai svarbiu klausimu. Ar tai, kaip dabar gyveni, tau labiau padeda išgyventi, ar leidžia jaustis tikru savo gyvenime? Pabandyk kuo nuoširdžiau atsakyti į jį. O jeigu šiame įraše tu atpažinai save, tai jau tik nepradėk savęs kritikuoti. Su tavim viskas gerai. Tu tiesiog labai anksti išmokai, kaip reikia būti, kad liktum ryšyje. Ir galbūt dabar atėjo laikas mokytis kito dalyko, kaip kurti santykius, neprarandant savęs. Kitame kavos su prasme įraše kalbėsiu apie tai, kas atsitinka, kai pradedame nebesilaikyti sutarties ir kodėlgi taip norisi grįžti atgal. Tad jei ši tema tau svarbi, kviečiu likti su manimi šiame mano YouTube kanale. O dabar atsisveikindama siūlau, gal pradžiai tiesiog tik pastebėk, kur ir kada nusisuki nuo savęs, kad turėtum teisę būti šalia kitų. Su meile ir palaikymu, Danguolė.